Sveiki! Artėjant atostogų laikotarpiui atskleisiu jums visiems žinomą ir galimai vertingą paslaptį. Ar jūs žinote, kad atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią? Ką daryti, jeigu atsiskaitimas už kasmetinės atostogas vėluoja? Jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetinės atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie sekančių kasmetinių atostogų. Tačiau darbuotojas per pirmas 3 dienas grįžus iš atostogų turi pateikti darbdaviui prašymą. Žinokite bei gerbkite savo teises ir nepamirškite, kad jų įgyvendinimas priklauso tik nuo jūsų ir tinkamai pasirinkto teisininko. Pagarbiai, jūsų teisininkas Jurijus Martinaitis.